kur važiuoji? Šiaulius. Šiaulius? Nu, džin, džin, džin. No. I'll take one of the non-money. Jak laipsai įvykiai? 완전히 앞쪽으로 다 막혀있는 끝까지 막혀있는 다리거든요. 개소들이 더 quella panoramica che ti dico io di Pisa, che ti giri e fai tutto tutta la piazza. Ormai sei pensione. Kada atvyks? Laukiam su vanduola. Labai labai fainai. O kiekvieną kartą reikia pasipačiuoti. E se domani io non potessi. Fashion procentų stiklo gamina. The basic composition of Dingo akis. Die deren Kinder, ja. Das ist auch recht gut.
Na, kur mes esam? Nežinau, pasiklydau, ieškau namų. Esame Murano saloje, kuri yra ypatinga savo spalvotais nameliais. Eisim ieškoti kažko skanaus pavalgyti. Kur mes esam, Robertai? Torento? Torčelo. Torčelo. Pakilo vėjas. Laukiu. Skubam į autobusą. Va tiek žmonių. Padujos Švento Antano ar Antonijaus bažnyčia. Esame universiteto botanikos parke. Tas mano Robertėlis įsilindo. Nu, ką mes čia veikiam? Taip. Ką dainuojam? Serenadą. They will literally tell me that we're leaving 15 minutes earlier. Čin. Atvykome prie Gardos ežero su kalnų fonu. Praleisim kokias 5 valandas ir sudėkim. Deginsimės ir sėsimės. Kol kas žmonių nedaug. O vakare į Veroną ir beprotiškai gražų koncertą. Taip, dabar yra 10 valandų, temperatūra 28 laipsniai. Planas yra biški pasilsėti. Taip. Nugi. O ten su ančiukais. Nu, kaip vandenėlis. Gaivus. Jau Robertas išbandė. Žiūrėkite Veronoje, kokį mes turime gražų viešbutį. Labai romantišką. Su tokiom užuolaidom. Ir tokiu staleliu. Su senovinė spinta. Žiūrėkit, koks tualetas mergaitiškas. Štai. Ateik, Robertai. Dar noriu parodyti, koks romantiškas mūsų hotelis su tokiais lagaminukais, laiškais, kažkokiais meilės. Venecija. Netgi durų kabliukas su širdute. Va, pasendinti veidrodžiai. Čia yra tokia mažytė virtuvėlė, kokia spintutė su puodeliais. Didžiulė terasa, čia yra 3 butų, žodžiu, tie apartamentai. Va. Visokios erdvės terasai ir pasisupti, ir pasideginti, ir po gėlynais pasėdėti. Tai mes dabar užkasim biškę ir eisime į Veroną. Va. Mes manom, kad ant šitą tiltą buvo filmuota Romeo ir Džiuljeta. Jau žiūrėkit, kiek žmonių vakarieniauja. Tiesiog, net nėra laisvų staliukų.
Visa gatvė vien restoranai prigrūsti žmonių. O mes jau atėjom prie teatro. Eisim pažiūrėti, kaip čia reiks patekti. O čia yra sudėtos spektaklių dekoracijos. Įvairių spektaklių dekoracijos. Milžiniškos. Va, pareina filmuotojas. Steinberg. Direction, scenes, costumes, lights, choreography, Stefan Paula. Assistant to direction, scenes. Štai gimtadienio rytas. Buongiorno. Grazie, grazie. Marta, venga, que te nos va a dejar. Vamos a grabar foto. Gerai? Kur mes esame? Karolonai, meilės mieste. Va, atvykom į tokius kalnus, pas tokių senukų, jie nuomoja, žodžiu, savo namo dalį. O va, žiūrėkit, koks kambariukas. Toksai va, pro langus vaizdelis va toksai. Nu va. Kokia vonia. Nu čia taip jau mes labai itališkai.
Va, yra ir didelė vonia, va, visokie dekorai. Va, kokie vynuogynai. Iš čia atkeliauja vynai. Žiūrėkit, kiek asortimentų. Va, tiek visokiausių jūros bjaurybių, kurių Lietuvoje nė su živuriu nerasi tokio. Kaip viskas skaniai atrodo, kiek alyvuogių rūšių. Kokių nori kumpių. O, kokių tik nori sūrių. Nu, siaubas, čia Italijoje gali apsivalgyti. Va, kiek dešrų, dešrelių, makaronų, raviolių, sūrio kiekiai. Ta prasme, vat maišais. Belekas. Mėsų. Kokių tik nori. Gal tokios nori? O gal nori tokios? Gal nori 35 rūšių sviesto? O galbūt dar tokių sūrių? Atvažiavome į restoraną. Labai įdomus interjeras. Visokie katilai. Mes kaip labai išalkę atvažiavom pirmieji. Va. Visokie paveikslai. Toks labai autentiškas restoranas. Biškį pademonstruosiu. Kaip čia viskas atrodo. O, net matosi virtuvė. Nu, labai gražu. Laikas sugalvoti nori. Va. Koks dangus juodas. Griaudė. Buvom šitam restorane. Šventė mano gimtadienį. Labai gražus restoranėlis. Prašmatnus meniu. Čia lauko terasa. Vidų irgi pafilmavau. Gėlytės. Nu ką, keliausim slėptis nuo lietaus. O čia mūsų bolidas. Fiat Panda. Štai taip. Valgom arbūzus. Va, nusipirkom mažą arbūzą, bambino. Bet noriu parodyti, kaip lauke lyja ir griaudėja. Eikime prie lango. Tikiuosi girdisi. Žinokit, lauke tokia liūtis, kad aš užsidėjau tokį dalyką ir aš einu pasižiūrėti. Va, koks tropinis lietus. Labai aukštas. Hidroelektrinės čia kažkaip. Chyba dość trafne zdanie, to już przestań. Va, atvažiavom prie žalių, mėlynų ežerų. Štai toks žalias vanduo tarp kalnų, tarp tokių viadukų įspūdingų. Prisipirkom skanumynų. Eisim pasigrilinti. Va, mūsų piknikėlis. Pomidorų sultytės, mėsytės, sūris, bulką tokią nusipirkom,
alyvuogių aliejus, peskė prieskoniukai, grotelės ir čia vat tokie jūrų gėrybių iešmeliai, o pačioj dar kalmarai. Nu va, su prabangiu vaizdu. Va, kokiu gražiu tiltu važiuojam. Sveiki atvykę į Prosecco kalvas. Čia gaminamas ekologiškas Prosecco vynas ir mes jį netrukus paragausime būtent šioje vyno darykloje PDC Cartise. The broth is perfect with savory dishes for pasta, risotti, white meats, and also 8 cheeses. Cakes that we served before. Grazie. And also is a party and celebration drink. Visual analysis. So the first one is the color, that is the same, so pesto yellow. We also have here the fine and persistent bubble inside your glass. Also here 3 mounts of the temperature. Na štai, atvykome į Caorle, toks miestelis prie Adrijos jūros. Dabar einam pažiūrėti, kur galim atsigerti kokio aperolio. Centraliai. Ayo, stój. Adrijos jūra. Reikia 50 surinkti. Nagi, ir ką mes čia valgom? Makaronai su sepijos rašalu, makaronai su antiena. Esame štai Ančių restorane, vieni patys, Trevise.